Cirko pasirodymą baigiau. Makiažas gražus, ne? Tėtis pernai nespėjo sugriebti viską iki galo, apsnygo mane. Tai va, Ema bando gelbėti situaciją. Ema. O šiandieną virtuvėlėje turime sumuštinuką, su šlapenka, pomidoriuką, bomšpakiukas garuojantis, kibinukais. Kaime viskas skanu yra. Gamtoj. Striukės vienintelis dalykas, kas buvo ant stogo. Patikrinau, jokių lobių neradau. Babam. Pradedam. Daug durų dabar atrodo, ne? Gitėnas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Sveiki. Ką, nauja savaitė, naujas video. Ir pirmiausia, tai norėčiau pasidžiaugti, nes turime jau virš 5000 naujų sekėjų YouTube'ės kanale. Tai kosmosas. Įdedu nuotrauką, kaip atrodo 5000 žmonių vienoje vietoje. Tai va, atvažiavom į sodybą šiandien vėl su šeima. Tai bandysiu kažką darytis. Žiūrėsiu, kaip gausis, nes jau dabar sunku. Ema, pasisveikinsi su žiūrovais. Ką čia darai? Ką kasi? Tai va, šiandien, nežinau, planų kažkokių yra tokių, kaip bandytis pjaut galbūt šitą medį, jeigu man čia pavyks. Tada dar bandyti apsitvarkyti. Nu, ne tik šitą, realiai bandysiu gal dar čia kažkurį, nes šitas yra va, nebegyvas yra, čia dar negyvų yra, va, tas tiesiai negyvas. Tai žiūrėsiu, kaip čia gaunasi. Tai šiandien bandysiu gal apsipjaustyti kažkiek medžių, jeigu man čia pavyks. Tada kažką viduje norėčiau po biškį neštis jau iš namo. Čia tą bardaką po biškį būt gerai jau tvarkyti, bent jau metalus kokius va susirinkti, ar plytas tas geresnės. Nu, žiūrėsiu. Aišku, pasižiūrim, kiek turim laipsnių. Laipsnių, kiek mes čia turim 6. Tai realiai kaip lauke laikosi šiluma čia. Jo, tai va, bandysim kažką daryti šiandien. Su vaikučiais tie darbeliai patys suprantat. Paskui juos labiau lakstai. Kas vaikų turi, tai tikrai supranta. Bet smagu, vaikai turi kur lakstyti, kur pažaisti, tai va tas svarbiausia yra. O čia tai darbai, kaip jau buvau minėjęs, palauks. Mes niekur neskubam, svarbu, turim kiemą ir džiaugiamės kiekvienų, kad ir mini darbelių. Tai einam persirengti, atsigerti kavytės ir kažką darysim. Bandysim kurti benzo pjūklą. Nesu gyvenime su benzo pjūklu pjovęs nieko, tai reikia atsargiai, bet bus įdomu. Tai žodžiu, su pjovimu medžių nepaeis man šiandien. Pasirodo, benzo pjūklė minimaliai tenai yra grandinės tepalų. Tai jis man ir išsijunginėja, tai žodžiu, su juo nebedirbsiu šiandien. Tai va gaila, nes jau šiandien čia buvom priplanavę va šitą medį, va šitą prie namo esantį, kur pavėsį didelį sudaro nupjaut, bet nu šiandien nepaeis, tai žodžiu, eisim kitų darbų darytis. Aišku, kaip ir galima būtų nuvažiuoti to grandinės tepalo pasižiūrėti, bet kai kuro kainos auga realiai kas pusvalandį, tai gal šiandien tiek to. Kažką kito paveiksim. Čia vieną pasibandžiau. Medžiuką medelį pavyko nupjauti, o jau va prie šito smangesta. Ką darai? Jau laikas eglutę nupuošti, nenupuošinėjai? Jo, nusipuošk ir kitais metais, net ne kitais, šiais metais vėl galėsi puošti. Tik jau žaisliukai tokie
nuo saulės pasidarė blankesni. Nu, nupašė jau. Nu, va, kovo vidury eglutę nusipašėm. Už kiek čia, už 9 mėnesių. Vėl galima bus puošt dar mažiau. Tai va. Tai nori, nenori, bet darbai vis tiek atgynė į namą. Šiandien oras puikus, norėjusi lauke pabūt, bet ką darysi? Tai pradėsiu nuo atrinktų plytų išvežimo. Čia dar yra. Tai išsivešiu šitas tvarkingesnės plytas ir tada žiūrėsim kažką sekančio darysim. Ką pradedam tada? Pirmas karutis. Tai šitą krūvelę užbaigta dabar. Šitą reikia užsibaigti. Tai va, dar vienos krūvos nebėra. Abi išsinešėm. Susivežiau į ūkinį tas šamotinės plytas. Sako, jom vis tiek geriau yra be drėgmės būti, tegu jos čia ir būna, gal kažkada kažką aš su jom sugalvosiu. Na ir viskas, ką susivežiau tas plytas. Medžio nusipjauti šiandien nepavyko. O dienos sprogo, kur nežinau. Tas laikas bėga, aš nežinau, jums irgi tas laikas taip greit bėga. Tai va, mūsų ir leliukas atsikėlė ir ant vakaro turim planų, tai ką, reiks važiuoti namo, eisim, apsitvarkysim ir važiuosim. Ir ką, susitiksim už sekundės rytoj. Tai sveiki, turim sekmadienį ir vėl visa šeima atvykome į kaimą. Tai bandysim tęsti pradėtus darbus. Taip pat planuose išsivirti troškinio. Ir ką, bandysim, atsivežiau tepalo grandinės, bandysim pjauti medžius, o gal net netame problemos su to pjūklu. Tai tikiuosi, kad nebegesis man. Gal ten kažkas rimčiau, nu nežinau, žodžiu, bandysiu aš jį pakurti vėl. Jeigu nepavyks, tai tęsiu darbus. Name viską reikia toliau nešti. Tai oras šiandien fantastika, jokio vėjo, šilta. Paukšteliai čiulba, tuoj parodysiu sekančiam epizode. Tai čia taip kaip ir nupjoviau. Nežinau, šitas medis tai juokingas. Va. Bet pjoviau tai ilgai, ganėtinai su šito mažiuku pjūkliuku. Tai aš nežinau. Aišku, jisai man išsijunginėt pradėjo vėl. Tai nežinau, kame čia problemos, ar jisai nepaveža, ar kaip yra. Bet kad noriu šitą nusipjauti, noriu, nu. Tai nežinau, reikia bandyti, vis tiek gal per šiandieną nupjausim. Tai nežinau, bandysim turbūt. Jau troškinukas baigė išvirti, einu, nuimsiu. Troškinukas verda skaniai, gamtoj bus. Dabar dilemą turiu su šita obelim. Nu, mums jinai nereikalinga, neprižiūrėta. Čia toks pavėsis pastovus ir taip. Į virtuvę, tai nusprendėm ją pjaut. Obuoliai ant jos neskanus realiai. Tai galvoju, reikia su tuo bandyti šičia gal pjaut.
Nu ir jinai kris arba tiesiai, arba į šoną. Aišku, kol aš ją nupjausiu dar, tai bus matyti. Bet reik bandyti. Bus šios dienos tikslas. Aš žinau, čia gal reikia tokį pabandyti. Tokią V raidę įsipjaut. Ir tada bandyti, kad kristų į tą pusę, į kurią norim. Na, žodžiu, einam, pažaisim, pasižiūrėsim, kas čia gaunas. Na štai, labai gerai nukrito. Pavyko su tuo pjūkliuku tą medį nupjaut. Visai kitas vaizdas dabar. Be šito medžio. O dabar bus darbelė sutvarkyti visą tą. Bet tai kaip kitaip atrodo, viskas eina savo. Geras. Tai va, dar kažką reiks eit pabandyti nusipjaut. Biški pramušė dabar, gal su to tepalu rimtai čia kažkas buvo. Dabar jau pjovė gan normaliai. Nu tokio storio nupjovė lengviau negu aną, kur rodžiau. Čia jau toks, normalus. Tai va. Na, o dabar šiek tiek padirbėjus, einam užkasti troškinuko, kur išsivirėm. Gamtoj labai skanu yra. Dar šiltas garuoja. Elekas. Namukas puikiai tarnauja, va. Vaikai žaidžia. Galim čia gyventi realiai. Namukė dabar yra. Įsibelė kaip greit užšyla. Dabar jame yra 23 laipsniai. Tai labai džiaugiamės, kad jisai čia. Čia dar šitoj vietoj toks šiukšlynas, va šitie. Čia yra tokie, nežinau, kaip pagaliukai, nepagaliukai džiovinti. Nu, žodžiu, kai šienaut reikia, tai lievai. Tai žmona sakė, gal šiandien aptvarkys šitą vietą. Čia dar miskantų sakė apkarpys ir va, mūsų medelis vienas nušalo. Pavalgiam skaniai labai, oras puikus, bet dar turim porą valandėlių, tai reikia kažką dar padirbėti. Tai einu susižymėsiu, žmona parodys, kuriuos medžius kirsti ir tada žiūrėsim. Sužymėjom medelius tos tokius beverčius, kur tik trukdydavo šienauti arba būdavo negyvi. Ataugia tokie baisus. Tai susižymėjom. Čia man rodos irgi šitas. Ir palaipsniui aš šituos iškirsiu. Čia, man atrodo, tas ten toks tabaras. Čia va tie krūmai tokie baisus, va, šitie išsikirs ir kiemas bus tvarkingesnis. Aišku, aš čia šiandien tikrai jų visų nepjausiu, bet gal šitą ir šitą reikia dar nuverst. Ir tada galvot, ką toliau daryti. Pirmiausia, tai čia reikės tą kiemą susitvarkyti. O čia va. Tai čia tie medžiai išgriuvo. Dar nežinau, varyt ar nevaryt šiandien. Dar kokį krūmą galima nuvaryt.
Einam, pasižiūrėsim, kaip žmonai sekasi darbuotis. Nu, va, Lelius miega, tai žmona priėjo prie šitų. O, kas čia per kažkokios šaknis krūmai, neaišku. O, va, baigė sutvarkyti jau man čia. Miskantus taip pat apkirpo. Šitą dar bandysim palaikyti, pažiūrėsim, gal netyčia atsigaus. Ema tai ten duodas jau vis daugiau nuo bičių laksto. Ir štai taip atrodo kiemas su nuversta obelimi. Tai čia bus pats pirmas darbas, kurį reiks padaryti. O anie palauks jau krūmai už namo. Nes čia vis tiek pagrindinis kiemas, tai reikia šitą susitvarkyti. O aš nežinau, einu dar kol kažkiek laiko turiu, porą menkaverčių medelių. Gal pavyks nuleist dar, tai einam. Tai va taip atrodo kiemas. Nelabai atrodo, ką padariau, bet kiemas atrodo baisiai per tos išpjautus medžius. Vaizdas į laukus jau toks. Nu, nesakykit, belekas. Ir visą šitą šabakštyną reikės tvarkyti. Ką sakei? Ką sakei? Aš noriu pasirodyti. Pasirodyt nori, pamojuok visiems. Labas visi, ne? Gražus vaizdas čia. Į laukus Ema. Čia tie lapai, kurių nespėjau surinkti, nes prisnygo. Tai va, žodžiu, čia bardakas irgi. Čia bardakas ir kieme bardakas. Tai tą bardaką dabar reikės tvarkyti. Pavasariniai darbai prasidėjo. Tai dabar bus ką veikti su tom visom šakom. O taip reikia iš tikrųjų dabar pasidaryti. Sysę nori. Einam sysę. Tai va taip bėgioju šiandien vakar. Tai daug ir nepavyksta pasidaryti. Tai einu šiemai. Ema nuvesiu sysę ir papasakosiu toliau. Tai va pasakoju. Staigiai atėjo pavasaris. Norisi toj gamtoje ir būti, bet reikia tą vietą pasidaryti, kur būt. Tai kaip ir sakiau, va toj vietoj planuoju viską susitvarkyti. Pasipilt žvėriuko ir iš palėčių pasidaryti tokį kaip pagrindą mini terasėlę, nu vieną gal aukšto palėčių, nežinau, žiūrėsim. Kad stalas su kėdėm būtų ir būtų kur kimarint, tai dabar viską mesim, darbus visus bus. Tikriausiai va tas projektėlis toksai mini, kad kimarint tiesiog būtų šeimai, pavalgyt kur būtų. Ir tada toliau dirbsim pradėtus darbus ties namu. Atsikasinėt kokį pamatą žiūrėtis, dar begalės kitų darbų, stogas ir visa kita. Tai va, o šiandien turbūt mes jau einam tvarkytis, jau vakarėja, sekmadienis. Reikės varyti jau namo ir ruoštis pirmadieniui. Tai ačiū Jums, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad palaikot. Žiauriai smagu, kad jūsų jau yra 5000, nu kosmosas. Tai ką, susitiksim turbūt už savaitės, manau, jeigu pavyks. Jeigu nepavyks, už 2 bandysim. Ir gero Jums ateinančio savaitgalio. Ate visiems pasakyk. Ate.